Keliaujame į Apmink LT, spaudžiame prisijungimo ikonas, prisijungti galime su Google arba Facebook paskyromis, arba susikūrę profilį su elektroniniu paštu. Aš jau turiu paskyrą, tai prisijungiam su elektroniniu paštu. Ir suvedam slaptažodį. Prisijungti. Kai prisijungiam prie Apmink LT, matome, kad iš karto gavom dovanų. Spaudžiam ant bilieto ikonos. Matome, kad gavom nemokamą bilietą, su kuriuo galėsim išbandyti Apmink LT maršrutą ir pakvietimą, su kuriuo galėsim pakviesti draugą ar draugą. Čia tik viena pastaba, kad kvietimą gali išsiųsti tik tada, kai turi galiojantį ir dar neišnaudotą bilietą. Tai prieš mindamas, nepamiršk pakviesti. Kai prisijungiam į Apmink LT, iš karto patenkame į pirmą lygį. Matome dar rezultatai 0,0, nieko neįveikiam ir jau mūsų laukia sekantis lygis. Pasižiūrim, kaip jį reikia įveikti, atlikti lygio užduotis, pažiūrim, kokios lygio užduotis, tai yra surinkti 450 taškų, pažiūrim, už ką tie taškai skiriami ir atidaryti mažiausiai 3 naujas trasas. Taip pat paskaitom, kaip atidaryti tą trasą ir galim keliauti pirmą maršrutą. Kai prisijungiam į Apmink LT, galime išsirinkti maršrutą. Keliaujam į maršrutai, išsirenkame savo patinkamą trasą. Dabar tai viena, pirmoji Apmink LT trasa, bet savaitgalį įkelsim naujų. Atsidarom, taip, pažiūrim nuotraukas, gražu, paskaitom aprašymą, pažiūrime, kur startas, čia startas ir yra pateiktas linkas į Google žemėlapius. Tai kas važiuoja savo automobiliu, bus patogu. Pažiūrime, kaip su parkingu, tai didelė stovėjimo aikštelė. Puiku, tinka, nori išbandyti. Kiekvienas maršrutas gali turėti skirtingus variantus. Taip pasižiūrim, kiek segmentų, kiek objektų, kokia vidutinė trukmė įveikimo. Galima pakviesti draugą. Pažiūrim, kokie objektai. Kas dar čia yra? Plūdimys. Gerai. Paskaitom įvertinimus. Gerai. Žiūrim svarbi informacija, ką rekomenduojam pasiimti, kokia kelio danga. Ir keliaujam į žemėlapį.